Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Valentinas Mazuronis, minister środowiska. Labas rytas jums, ministrė. Labas Dzień rytas dobry. jums, Renata, ir visiems, kurie mus girdite. Jūs sudarėt komisiją gaisrui Kuršių nerijoje įvertinti. Kada tikitės išvadų? 5 dieną, tai yra sekantį pirmadienį, man tos išvados turės bus pateiktos. Kas bus toliau su tom išvadom? Aš priiminėsiu vienokius ir kitokius sprendimus, priklausomai nuo to, kokios jos bus. Šiandien mano turimus duomenim aš vertinu, kad iš tikrųjų buvo padaryti darbai pamokos po 6 metų gaisro, bet manau, ne visi. Manau, kad ne visi darbai buvo padaryti, manau, kad, bet turbūt netiek svarbu, reiškiasi, kas buvo per tuos 8 metus ar per reiškiasi, nepadaryta, kiek yra svarbiausias dalykas, reikia pažiūrėti, kurioje vietoje mes esam ir ką padaryti į priekį reikia, kad nepasikartotų tokie dalykai, arba bent jau tikimybė jiem pasikartot būtų maksimaliai sumažinta. Kas įeina tą komisiją, kokie specialistai, kokių įstaigų atstovai? Vadovauja viceministras mūsų, reiškia, kuris kuruoja saugomas teritorijas. Tai bus ir mūsų miškų departamento žmonės, ir saugomų teritorijų atstovai, ir ministerijos atstovai. Ten nedidelė tokia komisija, aš dabar net nežinau, kiek tiksliai žmonių, turbūt 6-7 ar kažkas panašiai. Ir labai greitai per savaitę, jie šiandien beje kaip tik yra išvažiavę į vietą, pažiūrės išvadas, reiškia, ar iš tikrųjų negalima buvo pasiruošti geriau. Darysim išvadas. Visada galima geriau, ministrė? Visada galima geriau, tai visada reikia siekti, kad būtų geriau. Aha. Ta mes ir darom. Ar gaisrą Kuršių nerijoje padėjo gesinti Lenkijos miškininkų lėktuvas, ar tik ketino padėti? Kaip buvo iš tikrųjų, ministrė? Mes kreipėmės į Lenkų miškininkus, mano prašymu generalinis urėdas kreipėsi, Lenkai labai maloniai sutiko padėti ir labai operatyviai, ir mano žiniom jie jau net buvo pradėję, reiškia, veiksmus, tai yra ir lėktuvas buvo lyg ir pakilęs į orą, bet ekstremalių situacijų štabas, kuris vadovavo visam gaisro gesinimui, manė, kad galbūt dar galima apsieiti be pagalbos, kadangi labai daug, tai vėl ten vieni kitiem maišyti pradeda ir panašiai. Gal būtų greičiau užgesintas gaisras? Gal būtų greičiau, gal būtų, man sunku pasakyti, kodėl, bet... Ar čia ambicijos neleidžia priimti pagalbą? Aš nemanau, kad ambicijos, todėl, kad aš tikrai prašiau, kad prašytų mano vardu ir jokių čia ambicijų negali būti, kai aplamai ambicijų negali būti, o kai kas nors dega, tai čia iš jūs kvailystė apie ambicijas kalbėti. Tai, bet tik tai tiek, kad man atrodo, kad jau buvo įvykęs lūžis, tai buvo apie dienos antrą pusę, reiškiasi, ir matomai buvo pasirinkti tokią strategiją. Lenkai galėtų pasidalinti gal patirtim, kaip kovoti su miškų gaisru, arba kaip išvengti, jie gal daugiau patirties turi? Aš kiek žinau taip, ir aš kiek žinau, jie turi, daugiau, ne daugiau patirties, tai čia man sunku vertinti, bet kiek aš žinau, jie turi ir patirties, ir turi technikos, ir kaip ir aš sakiau, vos tik tai mes kreipiamės, jie labai geranoriškai ir maloniai atsiliepia, už ką aš jiem nuoširdžiai dėkingas. Kaip sekasi iš vis bendradarbiauti su Lenkais aplinkos saugos rytyje? Kaip tik dabar buvo prašymas, reiškia, surinkti medžiagą, kaip Lietuva bendradarbiavo per visą tą laiką, kaip mes esame Europos Sąjungoje. Kino čia buvo prašymas? Man atrodo, Seimo jie ten daro tokią apibendrinančią medžiagą, reiškia, visų ministerijų lygmenyse. Tai aš pasakysiu, kad aš aiškiai matau, kad mūsų bendradarbiavimas nebuvo labai aktyvus, jeigu kalbam apie aplinkos Ką turėtų omenyje, nebuvo labai aktyvus? Ten surašė tų susitikimų arba tų labai nedaug popieriuose, tai aš sakau, palaukit, viską rašykit. Sako, čia jau viskas. Tai sakau, tai reiškia, reikia pradėti draugauti aktyviau. Gal pradėjot jau?
Iš tikrųjų, manau, kad... Kaip pamatėt, kad ne, viskas yra tik popieriuose? Pamačiau prieš savaitę. Tai dar nepradėjome. Dar nepradėjome, bet aš manau, kad tikrai reikia pradėti ir manau, kad tikrai taip. Kur tas bendradarbiavimas galėtų, kokiuose srityse, kaip galėtų praktiškai atrodyti? Na, ko trūksta jūsų manių? Taip. Na, jeigu kalbant, reiškia, aukščiausiam lygiai, tai mano asmeniniai santykiai ir su buvusio aplinkos ministru, kuris dabar yra klimato kaitos premjero, reiškia, atstovas ir su dabartiniu aplinkos ministru yra tikrai labai geri. Mes susitikinėjom ir Europos taryboje tikrai atrandam bendrą kalbą ir palaikom vieni kitus. Paskutinės diskusijos ypatingai skalūninių, reiškia, dujų išgavimo klausimais, kur Lenkija yra labai stipriai prieki. Tai mes ir žmonės ir siunčiam ir kartu dalyvavom ir su Didžiosios Britanijos, reiškia, ministro, tiksliau sekretoriaus organizuotose keliose vakarienėse, bandant, reiškia, europinių lygių išmintingai spręsti tos klausimus. O išmintingai tai, mano manimu, kad reikia nebijoti ieškoti. Leisti tirti ir bandyti rasti. Tai tie santykiai yra tikrai pakankamai geri, bet ir visiškai geri, netgi pasakyčiau. Ir bendražmogiškam, ir dalykiniam lygmenį. Tai ko trūksta, kad būtų... Nieko netrūksta. Matyt, tas žemesnio valdininkų lygmens toks galbūt inercija, galbūt toks nesusijudinimas ar dar kažkaip tai. Aš manau, kad nieko netrūksta, reikia sėsti ir daryti tą bendradarbiavimą maksimaliai aktyvų. Bet prasme, programų kažkokių kurtų reikia naujų? Manau, kad visose srityse. Ar trūksta programų, ar tik realizavimo tiesiog? Ne, tai aš manau, kad šiai dienai trūksta visko. Bet aš žinau, kad miškininkai tarpusavį bendrauja. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, klimato kaitos ir visi kiti dalykai antros programos. Taigi, mūsų, reiškia, aplinkos apsaugai, taigi sienų nėra. Tai ir ar tai būtų vandens telkiniai, ar tai būtų oras, ar tai būtų galų galia miškai ir kiti dalykai, galų galia tie patys šernai, afrikinis maras, kiaulių, juk jūs irgi Lenkijoje, reiškia, yra ir panašiai. Tai tikrai yra pakankamai daug sferų, kur galima bendrauti, bet aš manyčiau, kad aktyvesniam bendradarbiavimui erdvės tikrai yra. O ko mes galėtume pasimokyti iš Lenkijos aplinkos srityje tiesiog apsaugos, o ko mes geresni? Aš manau, kad aš tikrai ne toks klausimas, kurie geresni, kurie blogesni, man yra visi labai geri, bet pasikeist patirtim, daugiabučių renovavimas. Lenkijoje mes jau dabar įsibėgėjom ir jau vakar pranešėm 450 sutarčių namų padaryta, tiek, nors mes žadėjom tarp 400-500, tikrai padarysim daugiau per metus. Ta prasme įsibėgėja, bet Lenkija čia turi ir buvo mūsų žmonės nuvažiavę ir šnekėjosi, reiškia, turi patirtį. Jeigu mes kalbam apie tas pačias skalūninės dujas, tai yra sfera, kur tikrai galim bendradarbiauti. Jeigu mes kalbam apie ten, sakykime, oro klausimus, oro pas Lenkus yra Lenkijoje yra šiek tiek kita, kadangi pas juos anglis ir tos tradicijos ir visi kiti dalykai, jiem tarp kitko tai sudėtingiau. Pas mus yra kiti, bet kartu ieškoti sprendimų galima. Gerai, ministrai, jūs žadate įvesti abonementinį mokestį už tvoras paežerėse. Kaip tai atrodys praktikoje? Tai ne abonentinis mokestis, tai tiesiog nuo rytdienos kiekvienas, kuris nesilaikys įstatymų, o įstatymas teigia, kad nuo vandens telkinio turi būti praėjimas mažiausiai 5 metrai, tai ir nenusigriaus, tai tas gaus, reiškia, įspėjimą, kad jeigu jis tos tvoros nenugriaus per mėnesį, tai nuo sekančio mėnesio 1 dieną jis gaus kvitą už kiekvieną nenugriautos tvoros metrą sumokėti po 500 litų. Tai jeigu iš 2 sklypo pusių po 5 metrus, tai bus 5000 litų kas mėnesį.
Aha, kada žadėte įvesti tokį tvarką? Viskas, jinai įvesta, aš pasirašiau įsakymą dėl žalos gamtai, kadangi užtveriant takus, tai ir gamta, ir ežiukai, ir stirnukės negali praeiti paežerėm, ir žmonės negali praeiti. Už 1 metrą. Taip, o turi būti minimum 5 metrai praėjimas, tai viena pusė 2,5 tūkstančio, jeigu iš 2 pusių sklypo, tai 5 tūkstančiai. Ir tos ekonominio skatinimo priemonės, tai nėra baudos, kad laikytis įstatymų... Čia nėra baudos. Ne, čia yra... Čia tiesiog yra padaryti taip, kad neapsimokėtų laikyti tvorų. Taip, todėl kad tokį įstatymą yra, mes taip esame priėmę. Ir aš manau, teisingi įstatymai. Tuo pačiu metu mes atidavėm Seime įstatymų projektus, kad tie žmonės, kurie vaikšto, kad jie eidami, turėdami teisę praeiti pro privačią teritoriją, jie negali ten šiukšlinti. Ne tik šiukšlinti, stovyklavičių rengti, ten, sakykime, pležą įsirengti pusė dienos, maudytis, nieks nekalba ten, kad einant ten į brendą ar dar kažkaip tai. Bet tai yra galimybė jiem praeiti, o ne stovyklauti arba kitaip be sklypo savininko sutikimo. Pagal tą mūsų įstatymą sklypo savininkas ir vienoje ir kitoje pusėje turėtų patalpinti lenteles, kad tai yra privati teritorija, kurioje nurodyti telefoną. Žodžiu, lentelės bus, tvorų nebus. Taip. Žmonės vaikščios, bet tvarkingai. Žmonės galės vaikščioti, bet jeigu jie norės ten poilsiauti, sakykime, ir panašiai, stovyklavietės įrenginėti, jie turės derinti su sklypo savininku. Man atrodo, tai logiška. Tai jau Seimui pristatęs tą parengtą saugomų teritorijų įstatymą. Jo, šitas įstatymas jau svarstomas ir eina, taip. Ir pavasario sesijoje bus priimtas, tikitės? Seimo žingsnius sunku prognozuoti, bet tikimės, kad tai bus. Aš manau, kad tai yra teisinga, bent jau aš įrodinėsiu ir Seimui, kad tą reikia daryti. Todėl, kad šiandien mes turim situaciją. Iš vienos pusės tvorų užtverti negalima, bet praktiškai visi apsitvėrė. Iš antros pusės aš galiu per tą tvorą peršokti ir sklypo savininkui rodyti špygą. Todėl, kad pagal įstatymus tuose 5 metruose aš galiu būti, stovyklauti, pasistatyti palapinę ir jis man nieko padaryti negali. O po to visos šiukšlės palikti jam, kad jis vėl tvarkytų. Tai netvarkinga, tai neturėtų būti. Iš tikrųjų, tai mes jau gavom privatizavimo pasekoj labai blogą situaciją. Negalima tai buvo privatizuoti sklypų prie ežerų, prie vandens telkinių. Pažiūrėkite, Vilnelė visą tvorom suvaryta, praeit normaliai negalima paupį ir panašiai. Bet mes esam toj situacijoje, kurioje esam. Ir iš tos tokios labai blogos situacijos mes siūlom galbūt ne idealų, bet mano manimu pakankamai efektyvų sprendimą. Bet kaip jūs praktiškai tai išklausėt, įvesite prievolę poilsiautojams susitvarkyti apie save, taip? Bet kaip jūs... Ne, tai jeigu jūs galėsite apeiti aplink ežerą, bet jeigu jūs norėsite apeidama pasitiesti, reiškia, dekiai su vaikais įsikrauti buterbrodus, sėstis ir, reiškia, kaitinti saulėje, tai tada sklypo savininkas prie jūsų prieis ir pasakys, kad jūs būkite maloni, eikite kitur. Nes priešingų atveju jis galės iškviesti policiją ar dar kokius dalykus, be jo sutikimo tokių dalykų daryti bus negalima. Aišku, o ar nebus perlenkta lazda ar draudimas įtverti tvoras, netaps kliūtimi, pavyzdžiui, ūkininkauti, ganyti gyvulius ir taip toliau? Netaps, todėl kad ten yra tam tikros išimtis ir jeigu tai bus ganyklos, deklaruotos ganyklos, tai gali sakyti, kad aš ožką ganau savo, reiškia, kieme. Taip, ir tada nebus tai nebus ganykla. Nebent deklaruosit. Tai deklaruotom ganyklom, tarp jų, reiškia, tas tvoros galės būti iki vandens, bet su sąlyga, kad būtų užtikrintas galimybė pereiti. Tai arba varteliai, arba tam tikras, sakykime, toks perlipimas ir panašiai. Koalicijų partneriai turit sutarimą, reiškia, jie sutinka su jūsų tom pataisom saugomo teritorijų įstatymo projekte? Jeigu kalbam apie žalą gamtai,
tai aš kaip ministras turiu teisę pasirašyti ir pasirašiau su nieko nederindamas to klausimo, todėl kad tai mano kompetencijos klausimai, kokią žalą nustatyti už, reiškiasi, žalai, gamtai daromą žalą. O jeigu kalbama apie įstatymą teritorijų, šitas, kur bus kalbama apsauginės juostos panaudojimo reikalai, tai... Čia reikės Seimo pritarimo. Čia reikės Seimo pritarimo, įtikinėsim ir koaliciją, ir opoziciją, ir visus, kad pritartų. Nes jeigu nepritars tam dalykui, tai manau, kad iš tiesų pažeis sklypų savininkų interesus. Nes tada tai reiškia bus kaip dabar. O dabar, aš žinau, iš miesto atvažiuoja vaikinai, merginos, jauni su automobiliais, su teisiniu išsilavinimu, su bambaliais alaus ant leptelių, kurie priklauso, reiškia, žmonėm. Ten, žinai, visą dieną ir naktį baliavoja, muziką garsę leidžia ir sako, o mes turim teisę. Manau, kad čia neteisinga. O dabar jau neturės tokios teisės. Jeigu tam įstatymui pritars Seimas, aš dar sykį agituosiu, kad tai būtų, neturės tokios teisės, o reikės susitarti. Iš viso gyvenime reikia daugiau tartis. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums taip pat, Renata. Visiems geros dienos. Ir Jums geros dienos. Naszym gościem był Valentinas Mazuronis, minister środowiska.